Aš esu Eglė Vaitkevičienė, Zarasų bendruomenės pirmininkė. Mūsų bendruomenė laimėjo projektą skirtą smurtui artimoje aplinkoje mažinti. Ir mes be abejo suprantame, kad nėra tokios burtų lazdelės, kurią pamojus smurto staiga mūsų aplinkoje neliktų ir būtų nulinė tolerancija smurtui. Bet manome, kad šviečiant savo bendruomenę, šviečiant savo klausytojus, kalbant apie tai, kas yra smurtas, ką mes galime su tuo daryti, kaip mums būti arti smurto. Ir turbūt tai padėtų sumažinti į mūsų aplinkoje, ar ne? Mūsų projekto pavadinimas yra Pagarba prasideda nuo manęs. Mes taip įgalime save ir tuos, kurie dalyvauja mūsų projekte, ir tuos, kurie yra šalia mūsų, prisimti atsakomybę už savo žodžius ir už savo veiksmus, kad šalia mūsų esantys žmonės jaustųsi gerai. Ir šiandien mano pirmoji pašnekovė, Vega Dikčienė, mano gera draugė, mūsų aktyvi bendruomenės narė, psichologė, kuri jau 30 metų dirba smurto artimoje aplinkoje ir mobbingo temose. Labas, Vega. Labas, Eglė, man labai smagu, kad mane kalbini pirmą. Taip. Ir pirmiausia, aš galvoju, kad kalbant apie smurtą, mes turbūt turėtume pradėti nuo kiek yra smurto apraiškų. Nes dažniausiai žinome smurtas, jeigu muša, ir tarkim smurtas, jeigu iškeikia, turbūt psichologinis smurtas. Bet smurto yra mūsų aplinkoje turbūt daug daugiau. Tai norėčiau nuo to ir pradėti. Toks, žinai, klausimas, mes prieš šitą pokalbį nekalbėjome, kad turbūt sugrupuoti visas įmanomas smurto formas praktiškai būtų net neįmanoma, ne? Yra tam tikri mokslininkai grupuoja į tam tikras grupės, ne? Tai viena iš tokių smurto formų kaip gąsdinimą mes jau žinome, ne? Tu nedarysi to, tai tau bus kas nors blogai. Ir jeigu kalbam apie artimiausią aplinkoje esantį smurtą, tai mes jį dažnai patys nejučiam, netgi pritaikom kitiem. Auklėjant vaikus, pavyzdžiui, nepadarysi namų darbų, neįsi į kiemą. Toks standartinis dalykas, mes visi su tuo užaugę praktiškai esame. Kitas dalykas, jeigu tai yra šeimoje, tarp vyro ir moters, ne, kad kalbam apie smurtą, mes kalbam apie galią. Ne, aš turiu didesnę galią kaip mama, galią kaip vyras. Galia kaip sūnus, arba dukra savo senstančiam mamai arba tėčiui ir galia prieš negalę turinti žmogų. Ne? Ir kai atsiranda galia, atsiranda tam tikra ir smurto, gali atsirasti ir tam tikros smurto formos. Tai vat viena gąsdinimas, kita yra diskriminacijos įvairios formos. Ne? Kaip tai atrodo realybėje tos diskriminacijos? Mes turbūt pripratę ir dažnai girdim apie diskriminaciją lyties pagrindų, ten žmonės homoseksualūs arba kažkokius kitokius turintis dalykus, bet mes galim diskriminuoti savo artimą žmogų dėl išvaizdos. Moteris labai skausmingai išgyvena diskriminaciją dėl kūno sudėjimo, kada pasako, tu stora, tu netaip atrodai, pasižiūrėk, kaip tu riebalais apaugai. Kūnas labai keičiasi vien todėl, kad mes moteris, nes gimdom vaikus. Taip, ir juos... taip, arba lygina, ne, ir aš tikrai norėčiau kalbėti apie tą galią, šiek tiek parodydama, kad visgi vyrai turi daugiau galios, jie ir raumenų turi daugiau, ne, ir jėgos turi daugiau. Ir jeigu skaičiuotumėm ir tuos pačius ne šimtmečius, o tūkstantmečius atgal istoriškai pasižiūrėkime, pirmykštis žmogus, ne, moteris ten renka žolytės, prižiūri ugnį tradiciškai, ne, vyrai bizonus atneša, medžioja. Buvo labai aiškus pasiskirstimas. Jo, ir tas paklusimas, ne, jeigu tavo gentyje yra mažiau vyrų, nu, tu rizikuoji, kad turėsi mažiau sumedžioto gyvūno, kur reikia fizinės jėgos. Ir toks yra paradoksas, pasižiūrėk, bėga šimtmečiai, ne tūkstantmečiai, o mes su ta pačia galia gyvenam dabar 21 amžiuje. Ne? Dar viena smurto forma, ekonominė smurto forma. Vat, jeigu anksčiau bizonas buvo labai svarbus arba koks nors tenai sumedžiotas žvėris, tai dabar pajamos. Ir apie tai labai daug kur kalbama, kad kodėl reikia suvienodinti atlyginimus vyram ir moteriam, bet mums taip nesiseka padaryti. Ir kokią tai įtaką turi namuose. Jeigu moteris uždirba 2 kartus, pavyzdžiui, mažiau negu vyras ir pas ją namuose yra 2-3 vaikai, arba vienas vaikas, nereikia 2-3, ir jinai yra rizikoje, kad jie gali pasakyti, aš tau neduosiu pinigų, aš neįjungsiu šildymo, aš tau nepadarysiu kažkokių kitų darbų. Iš galios pozicijos, nes ekonomiškai esu stipresnis. Man dar kalbant apie ekonominį smurtą, labai tokia jautri ta situacija, kai vyro meilė moteriai yra
tu gali nedirbti ir aš tave išlaikysiu. Kokia rizika yra šitos pozicijos? Jo, ir iš pradžių ypatingai, kai yra jauna mergina, įsimyli žmogų, kuris jau galbūt stovi stabiliau arba uždirba didesnius pinigus ir sako, tu gali namuose rūpintis namais, rūpintis ateity vaikais, gerbuvių, grožių ir taip toliau. Ir pirmai pradžiai gražiai skamba, ne? Tu gali nedirbti, tu būsi mano karalienė. Ne? Bėga metai, bėga laikas ir galimai gali atsirasti visai kitokia dovana. Ne? Tu nieko neturi, tu nuo manęs esi priklausoma, tu negali išeiti, kada nori nusipirkti savo kažkam mielo ir malonaus, turi atsiskaitinėti už kiekvieną išleistą centą, už tai, kad tu išgėrei kavos su drauge kažkur tai nuėjus, arba netgi tam pačiam vaikui nupirkai kokį nors saldumyną. Paskaičiuojama ir vadina išlaidžia, tu niekur nedirbi. O laikas tai bėga ir jeigu nuo pat pradžių tu neturėjai darbo ir tu susivoki, kad tau 40, o tu priklausoma, vaikai paauginti, jie jau pradeda išeidinėti pasaulį ir kas tada? Tai va tokia dilema yra, ne, kur ta riba, apie kurią mes iš tikrųjų turim labai susimastyti, nes vienam riba yra vienoje vietoje, kitam riba yra kitoje vietoje. O kas tas ribas nustato? Tarkim, apie tą patį smurtą kalbant. Supykęs vyras sako, oi, durnai čia padarėjai, vienai moteriai tai yra tragedija, ar ne, o kitai tai yra tiesiog tokia, mūsų namuose tokia komunikacija. Kas nustato tas ribas? Na, turbūt koliojimasis namuose tai apskritai jau ribos peržengimas, jeigu mes taip žiūrėtumėm, kad kiek mes tai leidžiam, ne, tai labai sunkus klausimas yra iš tikrųjų ir mūsų visuomenės tai labai sunkiai skambantis yra klausimas, dėl to, kad vienam pavadinimas tu kvaila arba durna visai nieko nereiškia, kitai moteriai arba vyrui gali būti labai užgaulų žodžiai. Tai pradėčiau kalbėti turbūt apie tai, kaip mes susipažįstam, susitinkam ir apie ką mes kalbamės, kai tik tai prasideda mūsų santykiai, jeigu kalbėti apie vyrą ir moterį. Ne? Ir kiek aš sau leidžiu, jeigu mes kalbam apie tėvų santykius su vaikais, ne, ypatingai amžėjančius tėvus, tai vėlgi kiek mes leidžiam, kiek mes nuo tų vaikų esam priklausomi. Ne? Ir jeigu finansiškai mes nuo jų priklausomi, vėlgi kur ta riba, jeigu tas vaikas leidžia savo bilė ką pasakyti, atimti pensiją tam, kad išgertų, ne? Arba ten atimti pensiją tam, kad ten patenkint savo kažkokius kitus poreikius. Aš žinau netgi tokius, nekalbant apie žmonės priklausomus, aš žinau gana artimoje aplinkoje, kad suaugęs vaikas reguliuoja, kaip mamai rengtis, kokius baldus, ar tau reikia tos naujos sofos, ar nereikia tos naujos sofos. Tai bet Eglė, tu sakai riba, tai turbūt mes visi suprantam, kad čia jau riba peržengta yra, dėl to, kad, visų pirma, kalbant apie ribas, turim kalbėti apie tai, kaip mes jaučiamės. Tai turbūt pagrindinis indikatorius yra, jeigu aš jaučiuosi sutrikusi, pasimetusi, nežinau ką sakyti, įtampą vidui, stresą išgyvenu, bijau pasakyti žodį, tai aš jau esu pirmam žingsnelyje į smurtą, ne? Nes bijau konflikto, stengiuosi gražiai kalbėti, neišprovokuoti, ne? Tada po kažkiek tai laiko stebuklų nebūna, tik laiko klausimas įvyksta antras žingsnelis, kada vienaip ar kitaip vis tiek prasprogsta ta įtampa. Ir po konflikto, po smurto akto, po psichologinio smurto, po tylos, rėkimo, pačių įvairiausių formų, dar visų nepaminėjau pačioj pradžioje, ne? Mes susidurėm su tuo, kad baigėsi tas smurtas, ateina susitaikymo momentas, kurį galim pavadinti medaus mėnesiu. Ne? Kaip jis atrodo? Daugelių, atsiprašinėjimų ir taip toliau. Bet, kas yra įdomiausia, po gėlių ateina sakymas, atsiprašau, bet tu pati kalta. Tu galėjai išprovokavai, tu galėjai to nesakyti, ano nedaryti, ne taip pažiūrėjai, ne taip pasielgiai, ne taip ten kažkas tai kažkur tai. Ir po to bet kas lieka, Eglė, kas lieka? Kaltė. Ne, liktai jaučiuosi, tikrai galbūt galėjau labiau pasistengsiu. Ir vėl mes įžengėm į tą įtampos momentą, kada vėl stengiuosi, kad nebūtų konflikto. Po kažkurio tai laiko anksčiau ar vėliau dėl pačių įvairiausių smulkmenų vėl prasprogimas, vėl medaus mėnuo ir vėl taip sukasi tas ratas. Ir čia mes kaip tos varlytės, labai mėgstu tą pavyzdį. Kad sako, jeigu varlė įmesi verdantį vandenį, jinai iššoks, bet jeigu po truputį virins, jinai išvirs.
Tai tais pats ir su mumis, mes vieną kartą leidom peržengti ribas, nepasakėm stop gana, ne stop, man tai nepatinka, mane tai skaudina, mane tai liūdina, ne ir aš netoleruosiu, antrą kartą nepasakėm, trečią kartą ir žiūrėk, jau ir išvyrėm tam smurto puodė. Žinai, kas yra sunkiausia, kad visos tos ribos nustatomas tada, kada vienas žmogus susitinka kitą, ne? Visuose santykiuose. Taip. Tai tada ką mes galime, nežinau, kaip mes galim padėti tiems jauniems žmonėms, kurie ateina į santykį, bet tarkim šiandien, nes labai sunku turbūt ištrūkti iš to viso rato, iš tos visos pelkės, kai po 20 metų santuokos, ar ne? Man kažkas nebepatinka, bet visada tai dariau ir kaip dabar man pasakyti, kad ne, aš kartais tiesiog nenoriu gaminti maisto, arba aš kartais, nežinau, nenoriu kažkokių daryti dalykų ir aš noriu atostogų viena, tiesiog noriu pailsėti. Tai kaip mes turim perduoti tą žinutę jauniems žmonėms? Nes juk pradžioje santykių mes labai stengiamės, ar ne? Ai, pakentėsiu, ai, nutilėsiu, nes aš labai noriu patikti. Tai turbūt, pirmas žingsnis tai yra atsisukti savį ir savo poreikius. Lygiagrečiai eina mano vertybės, ne? Kiek aš galiu ir noriu būti kažkokiam ryšyje, kuris yra mane skriaudžiantis ryšys. Ir noras įtikti vardan ko. Ta prasme, apie kokius mes poreikius kalbam, apie statusą, apie visuomenės nusistovėjusios normas, ne, kad boba be vyro, ne, arba dar kažkokie. Ir tas egzistuoja, kartais mes gyvenam savo burbulė, to nematom, bet jeigu tik išeini į platesnius vandenis, aš daug vedu mokymų, tai kartais būna keista klausytis koridoriuje tam tikrų pasisakymų. Ne? Ir kaip auklėti, tai turbūt pradėti ne nuo jaunimo auklėjimo, o mamos ir tėčiai turėtų susimastyti, ar jie nori savo vaikam palinkėti panašaus likimo, kokį turi jie. Savo pavyzdžių rodyti. Vienareikšmiškai. Ir nesvarbu, gal tu 20 metų pragyvenai, bet ateina laikas, kada tu turi išmokti pasakyti stop gana. Ne? Ir nebesigrėžioti atgal, nes mus laiko atsigrėžimas atgal. Jeigu mes nežiūrime atgal, o žiūrime dabar, ne dabar ką galiu padaryti, gerai, buvo 20 metų, bet dabar aš nebenoriu, dabar nebegaliu. Kaip aš galiu pasirūpinti savo ekonominiu buvimu, ne? Ir iš tikrųjų labai tokia, man viena iš tokių baisių yra smurto formų, kai gąsdina vaikais, vaikų neduosiu, negalėsi matytis, mes turim teisminius procesus, kurie metais tęsiasi ir negali niekaip išskirti. Turiu labai subjektyvią nuomonę, bet galvoju, kad net ir teismai tam tikrą prasme smurtauja prieš šiuo atveju dažnai moteris, ne, kai niekaip negali kažkokiu tai būdu paskirstyti tų vaikų, kaip gyventi. Jinai turi visą laiką teisintis dėl to, kad jinai yra mama ir ten pačių įvairiausių dalykų, bent jau man tenka girdėti. Aš nesakau, kad vyrai, Eglė, to nepatiria. Bet jeigu žiūrėt pagal galios principą, vyrai yra stipresniai pusiai. Ta prasme, moteris daugiau patiria smurto ir jis yra svorio prasme didesnis. Nes ekonomiškai dažnai būna priklausomos labiau, dėl to, kad augina vaikus, yra dekretinės, yra periodas, kada išeina iš to socialinio gyvenimo ir tas jas į tam tikrą riziką įstumia. Ne? Ir nenoriu įžeisti vyrų, kad man tikrai dažnai vyrai sako, bet mes irgi patiriam, mus irgi gali vaikai šantažuoti, gali dar kitais dalykais, bet jeigu žiūrėt globaliai, o taip paimt globaliai, ne, vis tiek moteris daug labiau patiria smurtą. Ir čia kreipčiausi į vyrus, sustokit ir pagalvokit, ne, kur savo galią naudoja, ar palaikymui, ar paramai, ne, ar gyvenimo džiaugsmo kūrimui, ar savo kažkokių poreikių tenkinimui. Gerai. Viską žinau apie smurtą. Tarkim, aš patiriu smurtą, nuo ko man pradėti? Aš šiandien supratau, kad man, tarkim, negerai šitoje situacijoje, kurioje esu. Ir nežinau, nuo ko keisti. Sėdžiu, man negerai, bet nuo ko pradėti? Yra tokie du momentai. Ar mes kalbam su žmogum, kuris smurtauja, bet yra pajėgus suprasti, kad smurtauja, tai tada pradedam nuo pokalbio. Tai tada smurtauja dėl savo kažkokių patirčių? Dėl savo patirčių, dėl savo nežinojimo, dėl įsivaizdavimo, gal kartais net nepagalvoja, kad smurtauja, ne, kaip pasako, nebuvo reikalas, tu čia nesikišk, čia ne apie tave, ne, kai imasi tvarkyti visus finansinius reikalus ir net nesidalina, aš pats nuspręsiu, ne, tos lyties
lyties rolė primesta, ne, grinai, dėl to, kad aš vyras, tai man priklauso. Ir dalis vyrų tiesiog apie tai nepagalvoja, jie taip daro, nes jų seneliai taip darė, tėčiai taip darė, kažkaip tai ir jiems atrodo, kad tai yra normalu. Tai jeigu suprasti gali, tai pradėti kalbėtis. Ir aišku, pokytis bus labai mažai žingsneliais. Tada turėti labai aišku įsivaizdavimo, ką aš darysiu, jeigu bus sulaužyti susitarimai. Atsisakyti baimės pasitraukti iš tos aplinkos. O tai yra labai sudėtinga. Tiesiog išeiti. Jeigu su manim smurtauja, aš išeinu, duodu erdvės pagalvoti tam žmogui, nepajausti, kad kažkada gali visą tai baigtis. Aš galvoju, pirmas žingsnis išeiti, tai tokios reikalingas turbūt labai stiprus palaikymas iš aplinkos, ar ne, iš mano artimos aplinkos. Jeigu aš nusprendžiu, kad aš nebegaliu čia būti ir man reikia išeiti. Tai grįžtant, Eglė, prie tavo to sakymo, kad kaip išeiti, ne, tai paminėjau, kad formų labai daug, bet išeiti tai reikia ne tik drąsos išeiti, bet dar prieš tai turėti, kur išeiti. Nes kas nutinka, kai ilgai mes būnam smurtinėje aplinkoje, mes dažnai prarandame savo artimuosius ir pačius geriausius draugus. Nes slepiam smurtą, o kai slepiam, nebenorim susitikinėti. Ir gal pirmas žingsnis, kiek aš matau savo, tos žmonės, kurie man rūpi ir kurie man atvirauja, kad pirmiausia, tu netinki draugių. Taip, nes man nepatinka tavo draugai. Taip. Man nepatinka tavo šeima, nes jie per daug kišasi. Ar ne? Ir atsiranda tokia izoliacija, net jeigu ir nedraudžia, tai pati moteris gali neiti pas draugės, nes draugės pasakoja, kaip joms ten sekėsi, kaip ten su vyru dalinasi kažkokiais įspūdžiais, jeigu apie šeimą mes šnekam ir taip toliau, o tu negali pasidalinti. Nes tavo kiekvienas pasakymas, kad tau darbe nepasisekė, baigėsi, kad tu pati durna. Tavo pasisakymas, kad tavęs vaikai neklauso, tu blogai auklėji. Ne, ten pasakai, kad su mama ar tėčiu susipykai, eiliniai kažkokie paprasti konfliktai, kurie būna. Tai sako, tavo tėvai tokie ir tu pati tokia. Tai neturi kuo girtis, tu negali ir nueiti ir, ta prasme, susitikti. Ir aš prieš tai sakiau, kad reikia atsižvelgti, ar su žmogum gali kalbėtis. Ne? Nes gali būti, kad, iš tikrųjų žmogus negirdi, galbūt turi kažkokius rimtesnius sutrikimus, gal yra priklausomas nuo tam tikrų kokių cheminių medžiagų ar alkoholio, lošimų ir kitų dalykų, ką iš principo jardisina visa aplinka, nes jo pasaulis yra visai kitur. Tai, turėčiau apsispręsti pati, ne? Turėčiau savo pasakyti, mano gyvenimas yra daugiau negu mano ta antra pusė, kuri nuolatos smurtauja, mano gyvenimas yra daugiau negu tik vaikai, ne, mano gyvenimas yra daugiau negu tik tai kažkokie pinigai ir po truputį atstatinėju tos santykius. Yra krizių centrai, yra artimos draugės, aš visada sakau, paieškokit artimų draugių. Kartais gal ir po 5 metų nebendravimo, jeigu tai buvo tikra draugė, paskambinti ir pasakyti, klausyk, aš noriu grįžti į gyvenimą, ne, į save. Ne? Tu pasigraudinai ir aš pasigraudinau, ne, jautru. Galvoju, dabar labai daug skyrybų, nes žmonės tiesiog nekalba apie tai, kas jiems negerai. Man negerai ir aš labai dažnai būna ir kita pusė, kad man negerai, viskas, aš nieko nenoriu. Eglė, žmonės niekas negerai, o apie poreikius nekalba. Kas negerai kalba. Tu reiki, tu neduodi, tu nesakai, bet jie nekalba apie poreikius. Kad man svarbu būti išklausytam arba išklausytai, man svarbu, kai tu pyksti, kad tu balso nekeltum, tu gali pykti, tai yra normalu, mes turim konfliktus, neįmanoma pragyventi be konfliktų, bet kad nebūtų to tokio grubaus išgauliojimo, kada girdi vaikai, kad nebūtų priekaištų dėl mano svorio priaugto, kur, jeigu aš galėčiau jo nepriaugti, tai aš nepriaugčiau turbūt, ne? Bet greičiausia taip gamta sudėliojus yra, kad po tam tikrų kažkokių procesų hormonai keičiasi. Kalbu asmenė patirtim, kuo daugiau streso, tuo daugiau tas svoris auga, nes maistas tada tampa vienintelis toksai, paguodos. O kitos atvirkščiai nevalgo ir sako, oi pasidarai kaip kokia tenai, nesakysiu dabar, kad nepriliptų koks pasakymas negražus. Bet kalbant apie smurtą, pirmoji eilėje mes turim kalbėti. Ir šitas projektas, mes kai rašėme, buvo projektas apie tai, kad kalbėkim apie tai, kas yra smurtas, kalbėkim namuose, sakykim, tai smurtas, stop, aš nenoriu, kad tai būtų. Gerai, kalbam. Kada paskutinį kartą patyrė smurtą? O, Eglė, toks labai jautrus klausimas dėl to, kad prieš 4 dienas aš patyriau smurtą, galios principų iš neblaivaus žmogaus viename iš susirinkimų,
kur dar dalyvavo apie 40 žmonių. Ir žinai, aš pati dirbu 30 metų toj srity, dirbu su mobbingu įmonėse, pačiais įvairiausiais pjūviais, konsultuoju, psichoterapinis darbas. Ir aš atsidūriau toj pozicijoje, kai aš nieko nepadariau. Papasakok apie tą situaciją, nes aš galvoju, tie gyvi pavyzdžiai tokie, jie labai arti mūsų ir mes juos kažkaip ignoruojam, ir praėjau klasikinį, vadovėlinę situaciją. Dalyvavau susirinkime ir į susirinkimą atėjo neblaivus žmogus, kuris neturėjo įgaliojimo. Ir šalia moteris pildžiusi dokumentus pasakė, aš negalėčiau jums leisti, diskutuoti, nes ten klausimas yra, gal ten ir galėtų jis pasirašyti, bet nelabai žinau, ar galiu jums duoti pasirašyti. Jis buvo iš ko neveikta paskutiniais keiksmažodžiais, išvadinta labai negražiai žodžiais. Ir kadangi aš stovėjau šalia, aš sakau, žinot, jūs sustokit, jūs taip nekalbėkit, nes aš iškviesiu policiją. Nes neblaivus žmogus labai agresyviai persilenkęs per stalą, elgėsi. Jis atsisukęs į mane atvirų tekstų man pasakė, žodžiai buvo labai negražus, pasakė tik tiek, kad aš žinau, kur tu esi, tau bus blogai ir aš su tavim susidorosiu. Keiksmažodžių nevartoju, bet jų buvo daug keiksmažodžių. Ir aš tada pasiėmiau telefoną skambint policijai ir man 40 žmonių stovintis pasakė nedaryk. Nes vyksta susirinkimas, atvažiuos policija, bus apklausa, reikės dėlioti parašus, daug visokių reikalų ir šitoj vietoje aš sustojau. Aišku, šokas dar buvo, tas žmogus tenai jisai išėjo ir aš daugiau jau jo nemačiau, jisai nebedalyvavo tame, bet iš ryto atsikėlus aš pajutau, kad aš jaučiu nerimą, aš jaučiu tai, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris patiria smurtą. Buvo gąsdinimų forma, buvo, žodžiu. Gerai, kaip atrodytų ta pati situacija, jeigu visi tie 40 žmonių turėtų nulinę toleranciją smurtui? Ar tas smurtautojas tikrai drįstų, galbūt čia ir yra tas raktas į tą klausimą, ar žmogus smurtaujantis drįstų smurtauti, jeigu visa aplinka aiškiai ir griežtai pasakytų stop? Jeigu visa aplinka būtų pasakiusi stop, tai greičiausia kas nors būtų pajudėjęs iš tų pačių galią turinčių žmonių, tai greičiausia vyrų šitoj vietoj, nes tai buvo vyras, ir būtų jam užkirtę kelią, tai sakyt, būtų pasakę, tu šito daryti negali ir prašau išeiti. Nebūtinai policiją kvies, bet prašau išeiti, tu čia nepageidautinas, bet to nepasakė niekas. Aš pasilikau viens ant vieno su juo ir šalia dar stovinčios kelios moterys. Ir vėl tada grandinė reakcija, šitas piktas žmogus grįžo namo su tą pačią nuotaiką ir kas laukia jo žmonių. Artimoje aplinkoje, juolab, kad jis buvo neblaivus. Tai ta nulinė tolerancija, apie ką mes kol kas tik kalbam. Man labai patinka išsireiškimas, kad žmonių laisvė prasideda tada, kada jie pradeda kalbėti apie laisvę, o ne tada, kai ją išsikovoja. Tai lygiai tas pats su ta tolerancija. Mes pradedam kalbėti apie nulinę toleranciją, mes jos dar neturim ir dar ilgai neturėsim. Ir aš nežinau apskritai, kada turėsim, nes tas mentalas mūsų kultūrinis taip sudėliotas yra, mes matom dabar, kas vyksta pasaulyje. Supranti, kaip yra? Ta prasme, tas smurto kultas ir galios kultas, jisai labai stipriai palaikomas pačiom įvairiausiom formom. Bet žinok, aš vis tiek tikiu, jeigu mes įstatymais uždraudę mušti vaikus, labai paprastas pavyzdys, ar ne? Ir karta vaikų išaugs nepatyrę fizinio smurto. Duok dievė ir emocinio, ties emocinių turbūt ilgiau užtruksim, nes tai yra labai giliai mumise. Tai tie vaikai užaugę, jau supykę, jie turbūt nenorės trimtelt savo vaiko, ar ne? Tai vėlgi, kiekvienas nuo mūsų, ar aš savo aplinkoje skleidžiu, mes kiekvienas turime viduje drakoną, aš tokį turiu, tai aš jį turiu pastoviai glostyti, nes jeigu aš jos neglostysiu, jisai išlis ir sunaikins visą. Žinai, jeigu kas paklaustų, ar tu vega niekada nesmurtavai, smurtavau ir dabar kartais galiu sau leisti pasielgti ne taip, kaip norėčiau, iš impulsyvumo, iš staigumo, iš kitų dalykų. Bet, žinai, aš ką dar noriu pasakyti, mokykime kalbėti apie savo poreikius. Nes smurtas ateina dėl kažkokio mano poreikio nepatenkinto. Ar tai savigarbos, kada aš noriu kitą pažeminti ir tokiu būdu spaudžiu per galvą. Kontrolės, nes yra nesaugu. Kada mes kontroliuojam, kada man nesaugu. Aš noriu sukontroliuoti. Bijau prarasti savo antrą pusę ir aš bandau sukontroliuoti, kad su draugiam nesusitiktų arba ten kažkokių kitų dalykų. O paskui jau užsivelia tiek, kad nebeatrasi kaip tam kamuoly, kur pradžia, kur galas. Bet poreikius kalbėti. Ir kai tu kalbėjai apie jaunus žmonės, kai jie susitinka, nebijoti pirmo, antro susitikimo metu kalbėti apie poreikius.
kokio aš bendravimo noriu, ar mūsų vertybės sutampa. Nes jeigu vienam reikia arba vienai lakioti kiekvieną dieną susitikinėti su draugais, o kitas labiau tokiam uždaram ratelį šeimos nori aplinkoje sėdėti, tai greičiausiai jie turės konfliktus. Bet kiek jie pasiruošia atsišlifuoti, ne, kiek jie pasiruošia per susipykimus, nenueiti iki smurto, nes konfliktas nėra smurtas, bet konfliktas gali tapti smurtu. Ir vėlgi tada skirtingos meilės kalbos, skirtingi poreikiai. Vėlgi galvoju apie poreikius, kalbant apie mane, aš 20 metų mokiausi pasakyti santuokoje, kad man reikia tavo dėmesio ir kokio dėmesio. Reikia, ne? Nes pradžioje, kol buvau jauna ir tiesiog aš, taip, išmokau poreikių atpažinti vaikystėje, jaunystėje, ateini toksai, tave erzina dalykai, nesupranti, kodėl erzina, neanalizuoji. Ir tada tiesiog siunti, pyksti, trepsi kojomi ir isterikuoji. Tai vėlgi tada mūsų kaip tėvų atsakomybė išmokyti vaiką pasakyti, pyksti, matau, kad pyksti. Kodėl pyksti? Pakalbėkime apie tai. Tai turbūt čia būtų pati pradžia. O kartais būna, kad mes pykti išreiškėm pykti, o už pykčio, kaip tos užuolaidos atskleidė, ten liūdesys didžiulis yra. Liūdna. Nesaugumas. Liūdna, nesaugu, baisu kažkokių dalykų, bet tada pasikvieti pykti, nes mes pykti toleruojam geriau negu liūdėsi. Jūs pasižiūrėkite, kai žmogus yra piktas, tai mes jį paliekam ramybėje, o jeigu žmogus prie 40 žmonių apsiverktų, ne kaip į jį reaguojama. Ne? Tokių daug yra dalykų, labai daug gebriauminė tema. Už tai atsakymo 2+2 4 nėra. Bet yra nulinė tolerancija. Aš sakau, tai yra smurtas. Aš įvardinu, tai yra smurtas. Čia būtų pirmas žingsnis. Pasakyti garsiai, kad stop, tai yra smurtas. Taip. Ką tu su manim darai? Ką tu su manim darai, nes aš nežinau išeities, aš jaučiu įtampą didžiulę ir didžiulę baimę pasakyti. Nes jeigu nebijau pasakyti, tai gal dar aš konflikte. Ne, mes ginčijamės, galim ginčytis ir pakeltais tonais, italai, ne kaip ginčijasi. Bet jie nesmurtauja. Dar labai noriu pakalbėti apie tokią irgi labai svarbią temą, kuri man visada, tu esi tos profas šitos temos, tai apie nesmurtinį bendravimą. Tuos pačius dalykus, kad aš jaučiu pyktį ir priekaištauju dėl kažko, normalu priekaištauti, ar ne, jeigu žmogus elgesi ne taip, kaip norėčiau. Tai apie pagarbų bendravimą. Kokie yra tie žodžiai, kurie žudo ir kokie yra tie žodžiai, kurie gydo. Atrodo elementaru, bet labai dažnai emocijoje mes tiesiog pametam tas gaires. O apie žodyną, tai turbūt čia daug tų žodžių yra, bet palaikanti žodžiai, visi žodžiai, net ne žodžiai, kūno kalba. Ir ne veltui mes tą pasirinkom, pagarba prasideda nuo manęs, ne? Tai reiškia, ką reiškia, kad aš tiesiog pagarbiai žiūriu į žmogų, net jeigu tas žmogus tuo metu pyksta arba kažkaip tai keistai elgesi, ne? Arba nepatenkino mano poreikių, bet aš gerbiu tą žmogų. O jeigu aš jį gerbiu, tai aš pagalvoju, kaip jam pasakyti, kad jo neužgaut. Nėra lengva, nes mes turim savo kultūrinį paveldą. Ne? Tai turbūt žodžiai, kurie tapatinasi su pagarba, su palaikymu, su geranoriškumu. Tu man svarbi. Ne? Aš supykau dėl to, kad pasijutau nesaugiai, kai tu valandą vėliau grįžai iš darbo, pasikalbam. Kodėl tu valandą? Ne, pasikalbam ir gal tada toj vietoj galima pakalbėti, kaip tau jaustis saugiai, kai aš dar pasilikau darbe ilgiau padirbėti, arba susitikau su draugė, arba, nežinau, ten tiesiog parduotuviai norėjau pasivaikščioti ir pailsėti, nes buvo sunki darbo diena ir aš visai nenoriu namo atsinešti tos nuotaikos ir kalbėti apie tą saugumą. Bet ne apie kontrolę, ne, kad tu esi, aš vyras, tu moteris, tu privalai, ne, nėra privalai, mes suaugę žmonės, ne, mes turim pagarbiai reaguoti kiekvieno iš mūsų poreikius, o tada atsiranda dėrybos, kompromisai, susitarimai, begalės įvairių dalykų yra. Dar vienas svarbus patarimas, kuris man visada padeda gyvenime, kad kalbėtis apie sunkius dalykus reikia gerą dieną valgant pyragą. Ne konflikto metu dabar mes nustatysim taisyklės, ne, dabar mes rėksim viens ant kito ir kirpsim į atlapus, o tada, kai tiesiog pakalbėkime apie tai, kas man svarbu.
Ir atskirti, va tu sakai, nu, mes galim ir rėkiant pradėti aiškintis, bet turi vis tiek būti tam tikra pagarba. Nu, pakeltas tonas dar Rėkiant mes nereiškia. girdim vienas kitą. Tai aišku, kad negirdim, bet jeigu yra žmonės labai temperamentingi, tai kartais tiesiog jam išsprūsta. Nu, tai čia, žinai, taip, Išsiventiliuoti. išsiventiliuoti, bet yra tam tikra riba, kur tu neleidi savo pasakyti kai kurių dalykų. Jau kai tu jauti, kad tu priartėjai prie tos ribos, gal geriau pasišalinti iš kambario. Ir netrankant durim. Nes tai yra bauginimo forma, ne? Bet, nu, akivaizdu, kad tai nėra labai lengvas dalykas, todėl mes kalbam. Ir norėtųsi, kad pradėkim kalbėti apie tai. Nu, nerasim dabar šiandien va šiuo momentu tokio visiško recepto, kad staiga visus išgydėm, ne? Koks paradoksas, kad mes mokam persodinti širdis, nukeliauti kosmosą ir visko, mes nemokame kalbėtis, kas yra visiškai, nu, pirmieji žmogaus įgūdžiai, ar ne, kurie atsiranda 2 metų, kai vaikas išklausyti, atjausti, ne, pabūti šalia, tiesiog pabūti. Užsiveliam kažkokio keršto, nežinau, dar kažkokiuose įvairiuose dalykuose. Ir vėlgi, nu, pasikartosiu, kad turbūt taip grubiai paskiršiusi 2 dalis. Ar tu tiesiog nesigauna tau, bet tu nori, tai tada viskas tvarkoja. Gal reikės laiko, bet susidėlios. Aš tau padėsiu. Aš tau padėsiu, padės specialistai, padės giminės, padės draugai. Nu, gali kreiptis pagalbos į labai daugelių žmonės. Ar tu nenori, nes tu galvoji, nes tavo įsitikinimai yra tokie, kad aš esu tas, kuris turi galią, už tai manęs privalai klausytis. Ir tada jau yra, nu, aš nežinau, tada tik išeiti. Tik išeiti, nu, su tokiu žmogum gyventi, tai, nu, save nukankinti. Tai kokios tos raudonos vėliavos santykiuose, kurios veda iš to tokio, man šiandien nelabai smagu, kad tai pasakėjai, iki to smurto rato, kur tu pasakoji, kad užsisuka ar ne įtampa, paskui veiksmas ir paskui vėl medaus meduo. Ir taip metai iš metų, toks kaip tu sunki tokia virvė vyniojas ir negali iš to pajudėti. Kokios yra kokie pirmieji ženklai, į ką reikėtų atkreipti dėmesio? Nu, į savo jausmus, aš taip ir sakiau, jeigu tu jauti didžiulį įtampą ir bijai pasakyti žmogui, kad tau kažkas tai netinka ir tu kitaip norėtum arba kitus poreikius turi, tai jau turbūt raudona vėliavėlė yra. Nu, mes su tavim bendraujam, aš galiu tau pasakyti, kad Eglė, nu, man nepatiko ten kas nors, ne, dėl to, kad aš norėjau ten kavos išgerti, o tu man davėjai arbatų, žinai. Arba aš visakai neturiu to laiko. Arba tiesiog dabar negaliu kažko, aš nejaučiu įtampos, aš žinau, kad aš pasakysiu švelniai, gražiai, gal tau kažkiek bus nemalonu, bet tarp mūsų nebus kažkoks smurtinis veiksmas. Bet aš galiu labai bijoti kažkam tai pasakyti, ne? Aš galiu paklusniai priimti svečius, nors tuo metu aš turiu poreikį gal pamiegoti. Bet vėlgi tada bijai kodėl? To, kad tu esi priklausomas nuo tos situacijos? Greičiausia, nes kažkas turi galią ir galia gali būti reali, fizinė, finansinė, amžium, nežinau, senų tėvų tema labai aktuali yra. Aš turiu būti gera marti ir visada iškepti pyragą tada, kai pas mane atvažiuoja svečiai, nu tarkim, mane giminės. Taip. O man šiandien skauda galva, aš pavargus. Ir mane pasmerks, išvadins kažkokią ten, nežinau, kokiais žodžiais ir taip toliau. Tai mes kalbam apie smurtą artimoje aplinkoje, o galios, tai darbe mes galim susidurti paskui jau su mobingu, ne, kada yra pareigybės, kada yra statusai, kada yra kiti dalykai. Gerai, pirmą vėliavėlę aš jaučiu įtampą kalbėdama su žmogumi ir negaliu pasakyti tai, kaip jaučiuosi. Kas dar? Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesio, kad čia nuo šito žmogaus galbūt kartojasi. Tai yra kartojasi. Reiškia, medaus mėnuo buvo, kuris perauga vėl į įtampą. Ne tai, kad mes susipykom, išsiaiškinom, išgėrėm kavos, suvalgėm pyragą, pakalbėjom apie poreikius. Išmokom šitą pamoką ir iš tikrųjų sekantį kartą panašioji situacija mes jau žinome, kaip elgtis, kad neįskaudinti kito žmogaus. Ir čia, tiesiog, gyvenimas, mes gyvenime, turim įvairiausių situacijų. Ir taip auginam save. Turbūt, ką jaunas žmogus jau paskui, kai tu pragyveni 20-30 metų, jau tu kai kuriuos dalykus tu suvoki, kad galbūt galėjau kitaip pasielgti, bet nesigręžiot atgal, o tiesiog galvot, ką šiandien galiu padaryti kitaip. Vėlgi, labai svarbu pasakyti tam žmogui prieš 20 metų, kuriam įkandai, kad atsiprašau, aš tuo metu nemokėjau kitaip. Nes tas pripažinimas toks kaltės, kad taip, aš pasielgiau blogai ir iš kitos pusės gebėjimas atleisti, nes mes galim negebėti atleisti ir tai irgi smurtas yra. Supranti, aš galiu labai nuoširdžiai ateiti ir sakyti atsiprašau,
Atsiprašau, įskaudinau, Prieš ką didesnis atsiprašau. smurtas, kai aš negaliu atleisti? Ar smurtas prieš tave, kai tu ateini atvirai ir sakai atsiprašau, ar smurtas prieš save, nes aš pastoviai nešioju savyje tą įtampą? Matai, čia palėtei tokį labai, labai svarbų psichologinį momentą. Mes atsiprašinėti turim ne dėl kito, dėl savęs. Tai jeigu aš atsiprašau ir man atleido, tai aš turiu palikti tam žmogui apsispręsti, kaip jis nori, bet tai, ką aš norėjau padaryti, aš padariau. Viskas, taškas. Taškas. Ir tada jokių kalčių ir ten 20 kartų atsiprašinėjimų, dėl to, kad vis tiek aš pakeisti nieko negaliu. Aš galiu tik nuoširdžiai pasakyti atsiprašau. Jeigu kita pusė nori mane neatleidimu kankinti, ane, tai tada turbūt aš turiu pasitraukti iš tos situacijos, taip kaip iš bet kokio smurto momento, kad nebūsiu aš tame santykiu, tokiagi galima. Nes jeigu 20-35 metų senumo istorijos man primenamos, o aš jau ten gal 3 kartus atsiprašiusius, tai kiekgi galima, gana. Nes mano gyvenimas yra daugiau negu šitie santykiai. Aš pasakau dar į tai, kad mes dažnai patys prieš save smurtaujame turbūt, ar ne? Toksai, kas didžiausias žmogus kritikas? Labai dažnai mes patys prieš savo esam didžiuliai kritikai ir apie tą patį svorį kalbant, ir apie tą patį kažkokias nesėkmes, kurios savęs nepriėmimas. Savęs nepriėmimas. Tai pirmiausia, turbūt pats pirmas žingsnis yra atkreipti dėmesį į savo savivertę, nes jeigu mano su savivertė viskas gerai, aš savęs negriaušiu ir neleisiu, kad kitas mane griauštų. Bet tu vidinį kritiką pajudinai, o kas jį rašė mums, kas instaliavo tą programą? Tie, kurie mus kritikavo. Tie, kurie mus kritikavo. Tai gali būti tėvai, nebūtinai tėvai, ne? Tai gali būti mokytojai, tai gali būti kaimynai, tai gali būti klasiokai, ne? Mes kalbam apie smurtą mokykloje. Irgi artima aplinka vaikui, nes jis praleidžia ten labai daug laiko, ypatingai paaugliui, tai yra patys artimiausi žmonės, tai yra jo bendramžiai. Tai žodžiu, smurto tema, jeigu taip, žinai, kaip mažą akmenuką numeti ir purslai visas pusės savaitę. Jo. Bet grįžtant prie tos artimiausios aplinkos ir aš norėčiau vis tiek sugrąžinti vėl su kreipimusi į vyrus, ne, truputį sustokit ir pagalvokit, kur naudojat savo galią šeimoje. Ir jeigu esat iš tų, kurie linkia girdėti, ne, jeigu turite dukras ar kada turėsit, pagalvokit, ar jūs norėtumėt, kad su jomis elgtųsi taip, kaip jūs elgėtės su savo antrom pusėm. Tai toksai, mano labai nuoširdus geras prašymas, nekaltinimas jokiais būdais. Nereikia gręžiotis atgal. Gal nuo šiandien galiu po truputėlį mažai žingsniais pradėti kalbėti su savo antra pusė apie jos poreikius, apie savo poreikius, tartis, dėrėtis. Kažkaip dėliotis visiškai kitaip tuos santykius ir juos užsiauginti iki labai kokybiškų, gražių, palaikančių santykių. Labai gražu, kad mes tą mūsų pokalbį baigiam tais prašymais. Tai aš irgi turiu labai prašymą, kad žmonės patiriantys smurtą turbūt turėtų tiesiog atitraukti savo užuolaidas, atidaryti langus, duris, kad nebūtų vieni tame. Taip. Nes tai, kad pasakoji apie tai, kad patiri smurtą, tai jokiais būdais nedaro tavo kažkokių silpnesniai tavo pozicijoje, ar ne, kad tu esi bejėgis, silpnas ir tai tiesiog parodo, kad yra problema didesnė už tavo gebėjimą su ją susitvarkyti. Tai ir mes tą projektą rašėme, kad galvoju, kad jeigu mes bendruomenė matysim viens kitą, ar ne, ir prie manęs gali žmogus ir tiesiog išsikalbėti, nes dažnai tas išsiventiliavimas, tikrai, kažkaip tai bekalbant, ar ne, ateina kažkokie atsakymai, ateina pats save iš šono išgirsti, kad aš esu nebeviltiškoje situacijoje, aš galiu kažką pakeisti, kažką pasakyti. Ir projekte mesgi turime mentorės, kurios bus mentorės pasakiau, bus ir vyrai, kurie bus paruošti apie tai kalbėti. Ten kažkokios terapijos, nieko ten nereikia daryti, galbūt nukreipti, parodyti, jeigu tikrai reikia specialistų, bet išklausyti ir mokėti kalbėti apie tai, kas yra smurtas. Ir atlaikyti įvairių pasipriešinimą, kur mes irgi sulauksime, ne? Natūraliai aš, kai kalbu, man sako, o moteris irgi, sakau, taip, ir moteris smurtauja. Bet šiai dienai aš kalbu apie galią, o galią turi didesnę šiai dienai timoje aplinkoje vyrai. Vaikai prieš tėvus, prieš negalę turinti žmogų kažkas. Bet tas, kas turit galią, gal tada neakcentuokime. Galia iš vis yra labai labai stipri jėga ir labai, labai gerai, kai žmogus yra toks galios pozicijai. Ką jis su tą daro, kas su tą galia daro. Taip, aš galiu padaryti labai daug gerų dalykų, turint galią. Bet galiu labai daug ir blogų dalykų. Renkuosi aš, pagarba prasideda nuo manęs. Tai choru baigėme mūsų pokalbį ir aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tu esi šitame projekte ir aš labai tikiu, kad tiesiog mažai žingsneliais kalbėdami,
teisingus žodžius, teisingiams žmonėms ir tiems, kurie nori išgirsti, nes gali kalbėti kiek nori, jeigu žmogus nenori išgirsti, jisai niekada tiesiog negirdės. Bet tada reikia pasitraukti. Taip. Pasitraukti. Palikti. Nulinė Arba tolerancija smurtui. nulinė. Niekas negali sakyti, kad aš kažkokia tai... Mane kritikuoti galima ir tikrai reikia, nes kritika mane augina, bet kritika turi būti pagarbi, aiški, nenukreipta į mano Vadinčiau ne kritika, darbus, grįžtamasis ryšys. Grįžtamasis ryšys, kuris augina, o ne kuris žlugdo. Ne? Nes kritika, sutik, turi tokio... Slidu, reikia labai mokėti. Geriau grįžtamasis ryšys, kad ir apie tai, ką aš padariau ne taip, galima kalbėti apie tai, o visgi, ką tu padarei gerai. Nes, visiškai, kad nieko, jau vien tai, ką dariau, jau gerai. Net jeigu ir kažkas nesigavo. Aš turiu, žinai, vieną frazę gyvenime, kuri man tikrai tokia auksinė mano frazė, jeigu kažkas paklaustų, tai nesvarbu, ką tu pasakėjai, svarbu, kaip žmogus pasijuto, tai išgirdo. Taip. Tai tuos pačius dalykus, kurie manęs netenkina, kuriuos norėčiau keisti, galima pasakyti taip, kad žmogus sakytų, o, geras, keičiam. Arba įsižeistų, supyktų ir man grėstų kažkoks tai pavojus. Tai ačiū tau labai. Ačiū. Ir dar kalbėsim. Ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Ir iki pasimatymo.